Visur buvau, visą Lietuvą aš išmaišiau. Siesikus ir salantus aš jau mačiau, bet taip toli dar niekad nebuvau. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, šliuktbitach. Esu šalia Lietuvos vasario 16 gimnazijoje ir esu aš Vokietijoje. Taip toli dar nesu buvęs. Wunderbar. Taigi kalbame su vasario 16 gimnazijos direktorė, ponia Bronė. Vasario 16 gimnazija yra vienintelė lietuviška gimnazija vakarų Europoje. Ji įkurta 1950 metais Diepholze, lietuvių pabėgėlių karo stovykloje. Įkurta su vienu troškimu – išlaikyti lietuvybę, puoselėti lietuvybę tiek laisvajame pasaulyje, tiek auginant inteligentiją būsimai nepriklausomai Lietuvai. 51 metais gimnazijai buvo suteiktas vasario 16-osios vardas. Visa tai yra įrodymas, kad mūsų tauta, lietuvių tauta, yra trokštanti laisvės ir vieninga. Geležinis vilkas ir Vokietijoje geležinis vilkas. Na tai Gintarė apie save ir apie gimnaziją. Aš čia jau esu nuo 9 metų, tai reiškia jau apie 7 metus, maždaug pavasarį bus lygiai 7 metai, kai esu čia. Pasiilgsiu žinoma ir Lietuvos, bet kas labai džiugina, tai kad gimnazija man duoda tokią mažą dalelytę Lietuvos. Visiems vaikams, kurie čia ateina ir būna Vokietijoje, tai tikrai manau, kad čia yra toks grynas prieglobstis ir pagalba čia būti. Želatinus, gelding, genderbender. Taip toli dar niekada nebuvau. Esu gimnazijos bibliotekoje ir čia tiek visko, tikėkit. Ir lietuviškai, ir vokiškai, ir prancūziškai. Alio? Ir... Klausyk, aš tu perskambinsiu brangus tarifas. Čia yra ne vien tik tai lietuviai, bet ir vokiečiai, ir vokiečių draugus susiradau ir jie man padėjo išmokti kalbą, padėjo kartais ir išversdavo per pamokas, jeigu kažko nesuprasdavo, tai tiesiog grynai tokia pagalba buvo. Dabar gimnazijoje mokosi 187 vaikai. Gimnazija irgi yra unikali dėl to, kad čia mokosi 2 tautybių vaikai, vokiečiai ir lietuviai kartu, toj pačioj klasėje. Proporcija gana gera, 50% ir 50%, lygiai toks pats procentas yra tarp mokytojų. Taip toli dar niekad nebuvau, o dabar valgom. Prašau, bitte. Ja, sehr gut. Kaip jūs čia gyvenat, ką veikia? Veikiame daug, turime daug būrelių, tuo labiau tautinių būrelių, kaip lietuviškai chore dainuoti arba lietuviškus tautinių šoką šokti. Taip toli dar niekad nebuvau. Wunderbar. Dar norėčiau pasakyti, kad mes labai džiaugiamės ir tuo, kad mūsų lietuvių vaikų tėvai, nepaisant to, kad jie gyvena jau ne Lietuvoje ir kai kurie daugelį metų, jie siunčia savo vaikus mokytis į vasario 16-osios gimnaziją tam, kad vaikai puoselėtų ir toliau savo tautiškumą, savo lietuvybę. Tai yra labai labai svarbu. Gimnazija man yra tikrai kaip namai ir tie visi žmonės, kurie čia yra, man yra grynai kaip šeima. Kadangi mes esam tokia maža bendruomenė ir mes turim tą patį tikslą išlaikyti mūsų lietuviškumą, tai tikrai, nežinau, Vokietijai nei Lietuvoje neįsivaizduočiau geresnės mokyklos mokytis man. Aš myliu vasario 16 gimnaziją, tikrai labai. Lietuvių vasario 16 gimnazija yra visų lietuvių laisvės troškimo ir vienybės simbolis. Linkėjimai iš vasario 16 gimnazijos.